Tai 92 metų ir nei aš galiu sūnelio matyt, nei pašnekėt, išvežė be mano žinios, verkiu ir vakare verkiu ir dieną verkiu ir kas mane nuramins. Taip, o kas padarė šitą? Nemunaičio seniūnas padarė? Ar jis turi žmoniškumo nors kiek? Nei kiek neturi žmoniškumo. Tai Dieve. Gyva jis vaikų neturi. Nežinau. Sąžinės jis neturi. Ar reikia tokiam ir būt seniūnu, netinka. Reikia žmogus, kur su sąžinė. Jo, jam tik pinigai rūpi, daugiau niekas nerūpi. O kodėl nedavė socialinės darbuotojos? Kodėl? O todėl, kad taupė pinigus. Kas dirba bibliotekoje Nemunaičio? Seniūno žmona, o kam reikia pinigus mokėti? Reikia mokėti pinigus. O iš ko mokėti? Reikia iš va tokių senų kaitų atimti pinigus, neduoti socialinės darbuotojos, o žmona dirba, kur neina nei vienas žmogus į biblioteką ir neskaito. Tar čia žmoniškumas. Vat ir pasirodo, koks yra seniūnas Nemunaičio. Žiauriausia tai, kad dar mano klasiokas. Ir šitaip elgėsi su mano visa šeima. Dar nemožna kokios rodos padaryti. Kokią čia rodą padarysi? Padarysim, ateis laikas ir padarysim rodą. Bet šitaip elgti su visa šeima. Mamai socialinės nedavė darbuotojos, o žmona dirba bibliotekoje, knygyne, biblioteka skaitosi. Nei vienas žmogus neima knygos, neskaito knygų, o žmona dirba ir atlyginimą gauna. Nu tai čia ar nežiauru? Eugenijų vėl išvežė tyčia iš kažin kur, kad negalėtų lankyti nei mama, nei sesuo. Ant sesers laiškus rašo. Į policiją skundžia. Ar negėda? Rimai. Buvęs klasiokas šitaip elgėsi. Dar melagingus skundus rašo į policiją, kad aš paėmiau pasą. Jam reikia pasas kam? Sutvarkyti dokumentus, kuriuos suklastojo, padirbo. Ir reikalingas pasas. Paso nedavė mama ir neduos, kol nebus sugrąžintas į Pivašiūnus. Tol paso neduos.